Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus. Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki, mėly Komentaras TV pokalbių laidos Atrask save klausytojai, žiūrovai. Šiandien susitinkam 47 kartą, skaičiuojant nuo pradžios mūsų laidos vedimo. Tai tarsi būtų daug, 47 kartus kalbėjomės apie kaip pakilti energetiškai ir taip toliau ir dar ruošiamės kalbėti. Tarsi daug, bet Šventas Petras yra pasakęs, aš, sako, turiu pasakyti 100 pamokslų, kad bent vienas atsiverstų į tikėjimą, ar ne? Va čia ir yra, va ta kartais ir kartojamės, ir kitaip negali būti, ar ne? Jeigu jūs klausytumėt vieno politiko, ar vieno ten kažkokio išminčiaus, ar vieno rašytojo, jūs rasite daug panašumų, sakykime, daug, ar ne, kadangi yra viena tema, ir mano yra viena tema iš tikrųjų, visoje aš rašiau daug vaikams, daug žurnale, ir daug knygų saugusiems, bet visur ta tema ieškoti gyvenimo džiaugsmo. Gyvenimo iš tikrųjų tai energijos. Gyvenimo energija tai yra sveikata, džiaugsmas, sėkmė ir taip toliau. Bet būtent pradėti nuo džiaugsmo. Ir aš esu sakęs, kad žmogui reikia pagrindinių 2 dalykų, kad išliktų gyvas, kaip žmogus. Tai reikia jam deguonies ir džiaugsmo. Deguonies mes įkvėpėm lengvą, plaučius turi įkvėpį ir tu gauni. O džiaugsmo dėja reikia ieškoti, reikia jį gaminti, iš tikrųjų džiaugsmą reikia medžioti. Nėra džiaugsmo, niekas neatneša, kaip už jokius pinigus tau neatneš džiaugsmo. Net jeigu tu ten gavai ten 10 000 eurų ar ką, sakykim, tai nebus tau džiaugsmo. Tau neduos, už juos nenusipirksi nieko, kas tau padarytų laimingą. Reikia ieškoti. Mes praeitoj laidoj kalbėjomės tai, ko nepasako mums psichologai, ar ne, kalbėjomės apie tai, kad dažnai, tai Franklio prisiminė mane, Viktoro Franklio pasakymą, kad pas jį dažnai ateina žmonės turėdami ne neurotinius nukrypimus, ne simptomus, ne, o žmogiškom problemom. Jie bando tas psichologas spręsti žmogiškas problemas, ne? O ko nepasako, tai jis dažnai psichologai nepasako, kad čia tavo žmogau eina ne pas mus atėjai. Tu eik į savivaldybę, eik pas politiką, eik ten pas kaimyną, eik pas žmoną ir pasikalbėk ir gyvenkit savo ramiai, nes tavo yra žmogiškos buitinės problemos, bendravimo problemos, ar ne, ir jau čia vaistų tau ir diagnozės tau nereikia. O mūsų šiandien tema tai, ko nepasako daktarai. Iš kur kilo šita mintis man pakalbėti tą temą? Man teko bendrauti su nemažai gydytojų ir taip oficialiai daugmaž ir iš mano artimųjų rato yra tapę gydytojais ir anūkė gydytoja. Ir aš jų visų klausiu, ką jums per 10 mokslo metų universitete, kokios buvo disciplinos, kokie mokymai, kokie patarimai, kad žmogus pats ieškotų savo sveikatos, savo sveikatingumo pats ieškotų, pats jaustųsi atsakingas už savo sveikatą, ne? Pats kurtų sveikatą. Visi man pasakė, tokios disciplinos nebuvo. Tokios disciplinos nebuvo. Tai kaip gydytojas gali mums pasakyti tai, ko jis nesimokė, ar ne? Kad žmogus daugeliu atveju yra, o PSO pasaulio sveikatos organizacijos yra teiginys, jis visur dažnai ligoninėse užrašyta, kad žmogaus sveikatos 70% priklauso nuo žmogaus, o tik 30% nuo gydytojų. Tas yra teiginys. Ir mes tą 70% gydytojai, kad nuo žmogaus, kad žmogui pasakyti, kad ir tu atsakingas už sveikatą. Ne, gydytojas ieško vaistų ir receptų, ar ne? Jis nepasako žmogui, kad būk tu taip pat prie vaistų, tu būk taip pat lygiai
tu trigubai daugiau svarbus pats negu vaistai. O to nepasako, dėja, ar ne? O to reikia mums ieškoti. Dabar žiūrėkit, antras, ko nepasako, gydytojas turi turėti, kaip ir kiekvienas žmogus, kad pasakyti kažko jautraus, į tave į akis pažiūrėti, į tavo veidą, į tavo tą jaudinimąsi ar tavo būseną. Reikia turėti laiko ir meilės. O dabar girdime, neskaitome žiniasklaidą, ne? Ligoninėse vyksta mobingai. Mobingai, ar ne, kur, reiškia, santykiai blogi. Vadovų ir gydytojų mobingai. Daugelis važiuoja dirbti į užsienius, pabėga iš ligoninių, ne? Nuolat šitą eina. Tai kaip jeigu jų tokia aplinka, kaip gydytojas, tas vargstantis, ne, tuose santykiuose, kaip jis gali žmogui, tam pacientui atėjusiam mane būtent jį paglostyti ir palinkėti ir pasakyti tos švelnius, ramius žodžius. Ne? O pirmiausia, kad gydytojai ir skirta ten ar 15 minučių. Ne? Aš skaičiau, kad košė išvirta, ne, vyžinių ten kruopom reikia 30 minučių. Ne, virta, ne? Čia žmogui padėti, ne, žmogui patart 15 minučių, iš kurių ten 10 minučių reikia pildyti visokius blankus ir taip toliau. Ar ne? Vat čia ir yra. Reikia būti pačiam kaip gydytojo padėjėjui. Jausis kaip gydytojo padėjėjų, ar ne? Vat einant pas gydytoją, kaip ir į maldą, kaip ir į bažnyčią, reikia savyje, va tą išjaus savyje, kodėl man skauda, kas gali man padėti, ar ne? Va, ieškoti mintis, ne? Mintis tai yra, va, gražus yra pasakymas, mintis yra vaistai, kurie visada su tavimi. Gydytis mintim, savo vidinę energetiką, savo nuotaiką, ne, tai čia tai yra stipriausi ta baziniai vaistai, baziniai, ne tam organui ar kažkam, bet yra visam kūnui, visai sielai, ne, visai skirta, taip, ne. Vat, sakykime, pavyzdys, ne, visi girdėjot ir visi žinot, ar ne, nu, nevykdo, bet žinom, kad reikia valyti organizmą, ne, tai čia yra ir daug patarimų, ir daug rasite, organizmo valymas. O mano vieni seminarai, kuriuos aš vedu, vadinasi negatyvumo valymo kursai. Negatyvumą išvalyti reikia pirmiausia, ne, kad nebūtų to lygų bacilų, kad tada liūdėsio bacilos neužkankintų. O jau liūdėsio bacilos, jeigu kankina, tai visos tada ten atveria jos, liūdėsio bacilos atveria savo draugiam visom lygų bacilom. O liūdesys tai yra kvietimas, ligos kvietimas, ar ne? Va, ieškoti to, ar ne? Suteikti sveikatos vektorių, ar ne? Va, tikri vaistai tai nuolatinis gyvenimo energijos papildymas. Gyvenimo energija tai yra sveikatos, vat, kur ir kaimo močiutė, sako, ten 100 metų vos, ne, o ji nei kartu dar nebuvo pas gydytoją, ar ne, jai nereikia to gydytojo, ne, o ji gyvena tuo. Rytas atsikelia ir su saulė keliasi, su saulė eina, su vakare, su saulė nusileida, užmiega, ne? Ji gyvena gamtos ritmu, ji priima tos gamtos virsius, kur ten mokslininkai atradinėja, o ji priima savaime jos, jai nereikia tų teorijų, to Einšteino ir taip toliau, ten ar Teslos, ar ne? Ji tą natūraliai jaučia kaip gamtos kūrinys ir žmogus turi jausis kaip gamtos dalelė. Gamtos dalelė, gamta sukurta gyvenimui, ar ne? Ir jeigu žmogus jaučiasi gamtos dalelė, jis tuo pačiu duoda sveiką, jis priima gamtos sveikatą. O to ieškoti, to gydytojai mums dėja ir nepasako ir neišrašo mums to, ko jie turėtų išrašyti receptą, sveikatos energijos papildymui receptą. Papildyk energiją savo, būk linksmesnis, ne? Linksmumo tabletė, ne? Nėra tabletė, bet linksmumo rekomendacija pasakyti, būk linksmesnis, būk sveikesnis, ne? Nebūk piktas, nesikeik. Taip, energetinė būsena, mes esam kalbėjęs, ne? Vot pakilta, ne, yra 3 ryto pakilimų iš lovos, ne, pakilimų. Žmogus šoka iš lovos, ne, nu, išlipa iš lovos, išliaužia, arba mama turi ištraukti, ypač išversti iš lovos, ne? Tai jeigu išverčia žmogų iš lovos, ne, tai kokia jo energetika,
kokio jo tas gyvenimo džiaugsmas ir koks sveikatingumo jo lygis, ar ne? Tai vat yra, pirmiausia, tai yra to gyvenimo nuodų, tos gyvenimo to bendrų nuodų priėmimas, o tai ir, kaip ir kalbėjau, mane duoda sveikatai, taip, ne? Energetinė būsena, ryte pakilai, kilstelk rankas, neik susikūprinės, neik sulinkęs, jeigu tu sergi, tu savaime eini sulinkęs, kilstelk, ne? Per jėgą kilstelk, per jėgą nusišypsok, ne? Per jėgą prieik prie lango, per jėgą pažiūrėk į dangų, ir nebereikės tos jėgos. Jau pats norėsi pakilti, pats norėsi pažiūrėti į dangų, pats iš dangaus priimsi energijos. Ne? Mano vienas yra metodų prausis dangumi, ar ne? Tu išeini, ne, žvilgsniu visa, tarsi tu atsiduri kažkur ten dangaus tose platybėse, mintyse taip, ne. Iš ten įkvėpi, jau tu įkvėpi ne ten Vilniaus oro, ten ar balkono oro, bet tu jau mintyse įkvėpi tarsi to dangaus oro, to dangaus energetiką. Ne? Ir sakykim, tau skauda šoną, ten skrandį ar širdį, tu įkvėpi to dangaus energetinio oro į ten, kur tau skauda. Tu įkvėpi gali į visą kūną, ar ne? Vat čia yra didžiulė pagalba sveikatai, ar ne? Vaistų gerimas, ar ne? Vaistų gerimas, sakykim, tu geri vaistai. Ką tai reiškia vaistai? Vaistai reiškia veiks tavo organizmą, jį padės, ne, padės nugalėti tą lygą, ten praplės kraujagyslę, sakykim, ar ne, duos tų elementų, kurių trūksta, ar ne, žodžiu, rūpinsis tavim, bet tu, jeigu tuo metu žiūri televizorių, žiūri, kaip ten kariauja, žiūri, kaip ten mušasi, skaitai, jau knygą, ten barėsi, tai vaistai ten nepasiekia, jie veržiasi tau padėti, o tu juos užblokuoji. Ne, išgeri vaistai. Čia mano draugai. Aš jaučiu, kaip dabar mes draugau, jaučiu, kaip jie rūpinasi, jaučiu, kaip jie ten skleidžiasi, kaip gėlės, ne? O tas vaistų gerimų ritualas yra labai energetiškai yra labai svarbus. Ne? Paprasta tabletytė, ten gali išgerti, tau duot labai daug didelės naudos tavo organizmo. Ne? Nakties terapija, tai čia yra, naktis tai yra dienos ligų slaugytoja ir gydytoja. Naktis tu atsiguli, tai jeigu tu prieš miegą, tu žiūri žinias ar televizorių ar kažkokį filmą, tai nežinau, tada reikia tau trigubai, kaip sakiau, kalėjimo gydytojas, sako, kad jeigu liūdnas, tada reikia didesnės dozės, tai nežinau, kokias tau dozių reikės, ar ne? Ne, prieš miegą nusipraus dangum. Pažiūrėk kažkokia yra gal muzikinė laida, jeigu yra toks kanalas, aš jį turiu. Aš pasižiūriu kažkokio gražaus, ir nueini, tu paskaitai knygą būtent gražią, ar ne? Užgesini šviesą ir mintyse lieki su savim, jauti kiekvieną savo ląstelę. Žmogus yra trilijonai ląstelių, jos visos gyvos. Pasikalbėk su jom, taigi jos gyvos. Pasikalbėk su savim, pasikalbėk su liga. Pasikalbėk, liga tai yra paklydusi sveikata. Padėk jai surasti kelią. Vaistai tegu padėt, gydytojai būtinai turi padėti, ar ne, vaistai padės, bet tu padėk ieškoti to kelio į sveikatą, ar ne. Padėk tu kartu su jais, ar ne, su likimu, su malda, su vaistais, su savo energetika, ne. Vat kiek daug kelių to gydytojai nepasako. tą turim atrast patys, ne, vat aš tą kalbuosi savo seminaruose ir taip toliau. Taip, energetinė mankšta, vat kaip gražiai žiūri ten, ne, vat kada būnu ten viešbutį gyvenu, dabar Palangoj buvo, ne visi išeina ir mankšta, labai ten daro visus profesionaliai tą mankštą daro. Nei vienas nepasakyta, kad turi šypsotis darydamas mankštą. Kad tu turi žiūrėti į kaimyną, kurį pasirink gražesnį, pažiūrėk, ten medį sibuojantį, ne, įkvėpto energetinį orą su mankšta, nepadės mankšta, gali net pakenkti, jeigu tu mankštini raumenis ir galvoji kažką, kad šiandien neskaniai ten pietus bus, ne, neskanus ten ką reikės, ten kažkur, ne, ten vargta, ne. Tai tu tik pakenksi, per mankštą tu pakenksi savo, nes tada tu cirkuliuoja, visos emocijos cirkuliuoja greičiau. Jeigu tu neigiamų emocijų turi darydamas mankštą, tu kenki darydamas mankštą. Ir net labai.
šypsokitės darydami. Arba geriau nedaryti. Jeigu liūdnas, nedarykit mankštos. Palaukit, kol pralinksmėsi. Tai yra labai svarbu. Taip. Dar vienas, mano patarimas, Vat aš matau, reiškia, dažnai paima, sakykime, kažkokį, vis tiek mes daržų neturim ir jeigu miestuose gyvenam daugumoje, mes neturim savo vaisių, neturim savo daržovių, neturim, mes perkam iš parduotuvių. Visi prieš valgį, prieš tau gaminant, perskaito etiketės. Ant etikečių perskaito ir savo, a čia E20, čia E26, čia tas, o 26 ta. Taip. Tie šitie sudaro 0,1%. Visas yra sveika, ten ar tos kruopos, ar ten košės tos padarytos, jos yra sveikos. 1% ar 0,1 yra. Bet žmogus perskaitęs šitą instrukciją, tą etiketę, ir valgydamas šitą patiekalą, jis valgo 100% nuodus, nes jis perskaitė apie nuodus. Jis galvoja apie juos, jis valgo nuodus iš tikrųjų. Vot štai, ignoruokim, tas procentus vis tiek ten daro priežiūrą, yra maisto ten tarnybos, yra ten visa kita, ir nenori niekas mūsų nunuodyti, reikia tu ten, saldiklių, ar ten kažko, reikia, aš niekada jų neskaitau, pasirenkit, ten parduotuviai galima ten pažiūrėti, bet jau prieš valgį, prieš gaminant, nežiūrėti, nes tu apnuodysi save iš tikrųjų, Freudas yra pasakęs, pasąmonė neturi realybės indikatoriaus, jį priima tai, kas yra, ką mato, ką girdi, ką tu įsakai, tu pasakai, kad čia sveikas maistas ir bus sveikas, ir tu sveikatą gausi, net jeigu ten ir 3% ten, bet jeigu ten 0,1 ir tu galvosi apie tai, apnuodysi save, ir tai, aš esu pietavęs, nes su žmonėms sako, vat duonoj pridėta to, toj sriboj ten to, ir jie valgo nuodus. Jie, tarp kitko, tai buvo ligoniniai, ar ne? Vat ir nuėjo, ir aš matau, kai jie nuėjo į tą lygą, būtent va taip, realybė tokia, vis tiek mes neturim savo karvutės, neturim savo ožkutės, neturim savo pieno, mes turim valgyti ir valgysim, bet nenuodykim save mintim. Va tai yra labai svarbu. Taip. Sveikatpinigiai, ar ne? Sveikatpinigiai. Reiškia, kas tai yra sveikatpinigiai? Vaistažo mano knygų, vaistašoliai yra, vaistašodžiai. Yra knygutė, dvi dalys, ar ne, ir aš rašau sveikatpinigiai. Tai yra kiekvieną valandėlį pabūtą su džiaugsmu, tu duodi sveikatą energijos. Tu gydai save, tu stiprini save, tu gydai save, ne? Vat, sveikatpinigiai. Uždirbkite juos, pabandykit sumuoti per dieną, kiek aš per dieną buvau su savim, kiek aš per dieną galvojau liūdnai, kiek aš galvojau džiugiai, kiek aš ieškojau energijos, kiek aš ir čia susideda tas sveikatpinigių bankas, ar ne? Va. Taip. Dabar pirmiausia, mūsų tema, ką nepasakom gydytojui, ar ne, bet ką mes dažnai nepasakom ir savo. Nepasakom savo, ar ne? Mes lengvinam, ar ne? Aš vienai iš mūsų kursų patarinėjau nemiga, ar ne? Nemiga yra daugelio žmonių, ar ne? Aš turėjau irgi problemą, ar ne? Ir šiandien aš turiu vaistų, kurie jau 3 mėnesius ar pusę metų nenaudoju, bet man gerai, kai yra, jeigu būtų kažkas atsitiktų, 3 naktis nemiegočiau, aš tikrai jį panaudočiau, ne, bet man nereikia. Bet aš net kelius metus ieškau to metodo, kaip nugalėti nemigą. Jau buvau atradęs, jau liktai gerai, bet man 10% vis tiek nemiga. Aš atradau dabar 99. 99% kaip mane užmigdo. Jokių nereikia vaistų, jokių nereikia tablečių, jokių kažko. Ne. Atsiguli ir darai tą energetinius vektorius, ne? Prašau, kas paskambinkite, aš nemokamai papasakosiu. Čia reikia daug kalbų, bet to reikia ir rodyti ir taip toliau. Aš kalbu apie tai, noriu pasakyti, kad sveikatos ieškojimas tai yra ilgas procesas, bet jis yra malonus. Vot atradau, nemigą, sakykime, ten buvo 50%, padėdavo. Paskui atradau, kad 10% vis tiek nemiego, ne? Dabar aš atradau 99%. Tai jau labai retai, ar ne? Tas metodas nepadė. Bet aš dar toliau ieškau. Man tiesiog įdomu. Sveikatos ieškojimas turi būti malonumas. Ir plačiai prasme energijos ieškojimas turi būti malonumas, ne?
Aš gyvenau ten mokydamasis bendrabutį, ne? Tai mano vienas kaimynas, bendrabučio kambario kaimynas, ne? Kokią knygą atversi, to jis skaito. Aš atverčiu vėl tą puslapį, kur vakar jis skaitė, jis ir skaito tą, ne? Va čia ir yra tos negalvojimas, ne? Ieškokit gražiausio puslapio. Sakykime, ten Strelkūno eilėraščiais, ne? Kažkokio gal eilėraščių knygutė, gal prisiminimų, gal nuotrauko. Ieškokim, ar ne, neimkim, kas pakliuvo po ranka. Neimkim to vaizdo išgyvenimo, kuris pakliuvo po ranka. Ieškokim, kas papuoštų, kas tave padžiugintų, ne? Kas tave įkvėptų, ne? Taip. Taip, nelikim prieškambarėje, va tos ieškojimas sveikatos, ne kaip nemigos, ieškokit patys, ne? Pasitarkit su kitais, paskambink, aš jums papasakosiu tą savo metodą, kuris jau ten va. Nelik prieškambarėje, va vieną mano novelytį, kai eini pas psichologą, pabūk pas savo psichologų, žinosi, kuris labiau padeda. Kai rengiasi eiti pas gydytoją, dar nebūk ligonis. Eidamas į svečius pavalgink, visada į svečių grįši sotus. Kai eini į meilės pasimatymą, pažvelk į veidrodį, pasitikrink, ar pats esi įsimylėjęs. Kai praleidai progą nuliūsti, laimi savo džiaugsmą, tą minėjau. Kai eini gyvenimo keliu, gyvenk. Kai eini į kambarį, apsidairyk, gal tai tik prieškambarys. Aš esu pasakojęs tą istoriją, kai žmogus viešbutį gyveno, labai ten tik tai nieko nėra, spinta tik tai tokia ir net lovos nėra, ten lenta kažkokia, ne? Ir jis ten pragyveno savaitę, dvi su aktorius, ir grįždavo vėlai ir anksti išeidavo. O paskui, kai reikia priduoti kambarį, ta spinta pasirodo ne spinta, o ten į duris į gražiausią saloną, gražiausius balkonus ir taip toliau. O nelikim prieš kambarį. Ir tarp kitko, šitą novelytę aš buvau įspausdinęs Facebook'e, ar ne? Ir gavau komentarą, aš iš jūsų šito naudojuсь tik vieną, eidamas į svečius pavalgau, ar ne? Ne, man vis tiek patiko ir pralinksmino, ne? Bet svarbiausia, kad jį perskaitė. Pasąmonė liko ir galbūt pasinaudojo. Nelikim ieškojimų prieškambarį, nelikim gyvenimo ieškojimų prieškambarį, nelikim savo sveikatos ieškojimų prieškambarį. Ieškokim visų metodų, mylėkim gydytojus, jie šventą darbo, ne? Bet jų galimybės nėra to, ko mums tikrai reikėtų, ar ne? Imkim tos vaistus, naudokim, žiūrėkim, ar ne? Bet svarbiausia, nelikim prieškambaryje to savo sveikatos ieškojimo, savo laimės ieškojimo, savo džiaugsmo ieškojimo, savo gyvenimo ieškojimo prieškambaryje nelikim. Gyvenkim pilną gyvenimą, išeikim į gyvenimo tą balkoną, žiūrėkim į visą dangų, į visą mūsų gyvenimo erdvę. Sėkmės iki sekančio susitikimų. Laukiu jūsų laiškų, laukiu jūsų pastabų, jūsų pasiūlymų, jūsų temų pasiūlymų. Visada man miela. Prašau į mano kursus. Mano visus gali surasti kontaktus www.3žvaigždutės.lt ir skirelis kontaktai. Ir daug ir novelių, ir daug mano yra minčių, būtent tų energetinių minčių. Susitikim, bendraukim iki sekančių pasimatymų. Laimingai visiems. Sėkmės.